kai Latvija užsimanė sriubos, tai jinai užsimano ne bet kokios, o kažko tai ieško visą laiką įdomesnio. Taigi aš šiandien atvariau į Sup Cafe, Pylimo gatvėje esantį, paimti kažką tai įdomesnio. Nu ką, gavau savo sriubytę, žinokite, kvepia, tai wow. Vaikščioti ir valgyti sriubą, žinokite, dar neteko, tai čia bus pirmas kartas. Tuoj paragausime, pažiūrėsim, kas tai čia ir kaip. Žinokite, labai įdomus variantas, labai skanus ir labai smagu, kai yra šalta laukia, valgyti šiltą sriubą. Tai žinokite, visiems rekomenduoju paragauti, išbandyti tokį variantą sriubos. Taigi, ateikite, žiūrėkite, Latvija varo, aš dar rasiu naujų kažkokių tai įdomybių.